Sveiki, su jumis aš, Fusentas, ir šiandien mes žaidžiame Minecraft naujame serveryje XLifeHMP. Tai yra naujas serveris, kuriame yra kitų daug youtuberių, tai todėl aš ir nusprendžiau žiūrėti, nes kaip matote, aš turiu YouTube ranką. Tai aš noriu ir nufilmuoti, kad jums parodyt, ant kiek čia faina yra. Kaip matote, aš buvau truputį prasižaidęs, turiu vieną mirtį ir 13 000 pinigų. Aš nežinau, ar čia automatiškai man davė, kad aš pasidėjau YouTube ranką ar kaip. Bet kaip matote, aš galiu daug ką nusipirkti. Tai aš manau, pirmiausia, kad pradėt YouTube, agurkas 5 mano, aš turiu 13 800. Tai ką man gero galėtume nusipirkti? Gal kokią ironą ant pačios pradžios? Na, jis pigus literally yra. Kiek man jo reikia? Aš manau, kad gal kiek 32 kainuos. Na, čia literal pigiai. Gerai. Dabar aš kaip... O kiek diamondai kainuoja? Nes tada dar diamondus čia sėta, tai... Nusipirk diamond bloką. Aš nieko negailėsiu. Dėl tokio aš negailėsiu. Čia literal tik geimas prasidėjo, aš jau turėsiu gal diamond viską. Gerai, bet man reikia į serverio komandą. Aš galiu pasirinkti komandą. Yra mano komanda. Oh my god. Aš turiu savo komandą. A ne? Štipo visas komas arba pagrindiniai su rankais. Oh my god. Cool. Čia aš literally. Na, okei. O dabar gal varom ir pažaist. Kiek žmonių serve? Tik 2, Mr. kažkas ir aš. Jo, daugiau nėra. Gerai, man reikia į ne PvP, ne serverio komandą. Niekieno kaimą, o tai kaip man... A kaip man tepo eiti iš geimą? Tepo neturi būti kažkoks išlikimas. Bet aš nesuprantu vis tiek, kaip man reikėtų čia literally į mapą. Ai, place, okei. Man išteleportina į saugią vietą. Hap. Ne, dykuma yra saugiausia vieta, ne? Pagal jis dykuma yra man saugiausia vieta, ne? Savo kurti bus 15 tų plotų su viskuo. Nesupratau, ką aš noriu pasakyti, bet tarkim. Slash shop. Truputį gal maistą nusipirksiu. Gerai. Nes pavalgyti yra svarbu. Mes čia džiunglėse. Gerai. Op, hop. Duokit man pasidaryti diamond sharus, o tam man reikia crafting table ir pagaliukų. Gerai. Bame dieną. Aš nežinau, iš kur aš gau tos 13 000 pinigų, bet jie man tikrai padės. Jeigu jūs irgi norit, tai galėkit nueiti į XLifeHMP serverį ir irgi jointi šitą vietą. Gerai, pirmiausia, gal pasidarom šarvus. Aš nežinau, ar užteks man viskam. Nors užteks, aš manau. Aš tikiuosi tam tikroje craftinimo nepakeitė, nes aš Minecraft taip ilgai nežaidžiau, žinokit. Okei. Hop, 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 hop. Diamond štuks. O pažal gal apsirinksiu. Bam, nu, bam, bam, bam. Turiu diamond šarvus full. Ir dabar dar tuoj galėsiu pasidaryti įrankius. Diamond. Nu, ar taip lengva, nemanau, kad bus. Aš gal čia reikės nežinau, kiek serijų, kad diamondą pasiekti. Warning items will be removed. Kas guli ant žemės bus removinti. O kur kaulas? Aš nebuvau ką tik čia kaulą kažkokį lygtis matęs. Ui, zombis.
Išbando mano PvP-vinimą po 20 metų. Mėjau. O, 22 tik tai tiesiog gulėjo ant žemės ir turėjo parimūvinti. 22. Gerai, man reikia, nežinau, ką man reikėtų padaryti. Aš šiaip norėčiau surasti gerą vietą ir pasistatyti bazę. Niekas nestos man prieš kelią. Bet šitie zombiai kažkaip nedaro, kad nuodė ir tada ten kažkokį efektą gauna. O, aš monstrų medžiotojas. Valio. Ir man... Šiaip žinot ką, žiūrėkit, jeigu video išpopuliarės ir surinks pakankamai daug laikų, aš pabandysiu, kad mano paslaugą pridėtų dar kaip statybininką. Ir aš kitą mėnesį pabandysiu pastatyti gerą šitą mapą, nes kas nežino, aš žiauriai gražiai statau. Ir kaip tik ieškau, kur pasinaudoti savo tą jėgą, tai daug laiko ir aš bandysiu padaryti anketą ir tapti statybininku ir youtuberiu. Lankas! Bet aš strėlių neturiu. Oi, kryperis. Aš jau galvau, mirsiu su geriausiais daiktais. Nu, ne geriausi, bet... Kaip man išlipt? Hei, šit. O, ačiū už kopėtėlės. Žiūrėkit, kryperis pasirodo nežudys nori, jis nori man padėti. Ačiū labai. Ir... Oi, dar jo bratkė ateina. Ne, aš jau užlipau, man skilių nereikia jau daryti. Oh my god, aš turiu bėgti. Kodėl visas Minecraftas nori mane tiesiog nužudyti? Visas žaidimas prieš mane nusistatė. Iš kodėl čia tiek daug mobų, aš nesuprantu. Nines in the Forest, man atrodo, net lengvesnis negu Minecraft. Piramidkė. Gali ten, prašau, niekas nebūt. Davai. Oh, shit. Čia nieks dar nebuvo. Oh, shit. Dienelė, ateik. Aš tavęs prašau, Kiek čia naktis ta trunka? Spiderman. Kaip jis atsiranda? Aš nežinau, kaip jie dauginas. Bet čia absoliutinant, man atrodo, neįmanoma. O, aš labai gražus. Man į užpakalį strėlė pataikė. Nice. Aš neturiu lanko, kad headshotint šitus. Nes headshotint aš norėčiau žinokit. Aš nenoriu dar vienos mirties gal. Man reikia kažkaip, nežinau, pasistatyti house. O ten prie džunglo aš išbėgau ir neberandu dabar. Tiesiog bėgam tiesiai. Kol rytas, nes aš matau, jis ilgai užtruks šitą naktis. O aš bedą tai neturiu. Mažas zombis. Oi, ne. Ačiū ne. Man gerai ir užtenka, kad mane skeletai baigė primušti. Oi, ką man daryti dabar? Nu kaip jie pataiko, aš nesuprantu. Valom. Man atrodo, jau čia nebebus dykumos. Čia gal dykumoju antai pavojinga. Arba čia hard modas, tada suprantu. Nes aš ant normalo, žinokit, žaidžiu.
Nebehardo. Reikėtų gal mister kažko paklausti, gal duos. Šiaip, gali duos resursų. Ai, bet aš ir taip turiu Diamond Charms. Per 5 minutės žaidimo. Šokam. Galėti vis dėlto, kur yra nedykuma. Normalus zombis, tokių dar yra pasirodo. Čia tiesiog visas pasaulis yra dykuma. Grina ta žodžio prasme. Tiesiog dykuma. Ir viskas, ir daugiau nieko. Mane muša visi iki vieno. Aš turiu pabėgti. Iš kur tie skeletai? Aš nesuprantu, kai jie greičiau dauginas. Lava. Eini iš džemblė. Palar, ten nuvoro skeletas. No. Oh, no. Ne. O ne. Plauk. Fusintojau, plauk, nemirk, fusintojau. Tu tik 5 minutės žaidi. Tu negali pralošti. Kodėl tik 2 žmonės? Kai pirmą kartą prisijungiau, tai buvo milijonas. Okay. Clear like warning ground will be... Man nesvarbu, kad Rimūnas, aš... Savana! Ar kaip jinai? Savana, man atrodo. Jup. Aš čia namuką, tai norėčiau. Žinot, man šitas kalnas visai gražus. Taip pat čia galima tokią skylę įsirengti gražią. Ir cool atrodytų žiauriai. Nu, pa. Man reikėtų gal kasto laigės reikės čia. Jep, čia kasto reikės. Tipo, paralyginam žemę. Padarom lygią žemę tiesiog. Kur ta žemė? Taip aš noriu padaryti, kad va čia va tegu būna ta skylė. Va tai, taip yra lygi siena. Ir taip aš norėčiau tokį lyg rutulį apkast. Pabam. Bam. Gal tokia va aukščio maždaug. Čia viena daug, va. Laba! Mirk. Man atsibodai tave žiūrėti. Čia man trukdai. Gerai, suvalome šitas. Gerai, tai vis dėlto aš galvoju, kad geriausias būdas tai bus pirmiausia. O tai padaryti? Ir man reikės žinoti 3 vienodų lygio. No. Aš nežinau, čia yra ta pirma, bet tepa, va tokia, kad pasidaryti, visai cool atrodo, ne? Va tokia va išsikas. Ir tepa pasidaryti oranžinį gal stiklo. O kaip pasidaryti oranžinį stiklą? Man atrodo, kad ten jas dažyt gali, ne? Nepanereikia, kad ten kažkokių special resursų. Nežinau. Pirmiausia, aš gal išsikasiu. Kokią gilumą darom? Jeigu čia įėjimas, tai 1, 2, 3, 4, 5 gal kokie. Jo. Aš manau, kad 5 tikslo. Paskui taigi pasidarysiu kokį gal mini kambarėlių. Bet man, esmė, kad jeigu, aš tikiuosi, kad čia galima kleiminti su kastuvu golden, nes tada aš pasidarysiu, tipo, užsikleiminti žemės, kad nieks negalėtų, tipo, ateit čia atvaryti, ar man čia trukdyt. Hop, surenkam. Paklausim jo. Kaip padaryti oranžinį
stiklą. Gal mums pasakys mister kažkas. Ne, mister kažkas pasakyk. A. Kaip suprast? A. Pasakyk man A. Ką reiškia A? Aš nesuprantu, tiesiog A parašė. Jeigu už mane pagulink, reikia vidury oranžinio dažiklį ir aplinkui stiklą. O, okei. Ačiūku. Ir aš toliau varu statyti beisą. Hop. Žinot, aš manau, išsikasiu va šitą sieną ir pasidarysiu truputį pagražinsiu ir aš manau bus tikrai užteks videkui. Greit iškasam. Ir galit man reikia, kad jūs pakomentuotumėt, iš ko man daryti grindis ir iš ko daryti sienas. Ir pagalvokit logiškai, kaip man būtų lengva gauti tam tikrų daiktų, nes, kaip matot, aš esu vidury savanos. Ir dykumos. Karvytė! Tai kaip būtų gerai, jeigu parašytumėte komentaras, tai būtinai pakomentuokit, ką man daryti. O aš iškasiu čia viską. Agurkas alert. Agurkas. Tai darysi savo kaimą už 15 000, ar gyvensi mano kaime, ar pagyvensi mano kaime, pataupysi ir tada savo kursį, nes pats mūsų kaime visi gauna 7K į dieną. Žinot, pagalvosiu dėl šito oferio. Pagalvosiu, I guess, nes aš nežinau. Nuspręskit jūs. Nuspręs žiūrovai. Ar man verta įti kitą kaimą ir paskui savo daryti. Nes kaip matot, kam aš išleidau tada? Aš turiu 13 000 man. O kaip pinigus? Už kiek aš galiu /shop? Už kiek aš galiu parduoti akmenį? Man reikia surasti tą dalyką, kurį būtų lengva gauti ir lengva pagaminti. Kur prakeiktas akmuo? Jo čia nėra. Čia irgi. Ar yra pa? 18 centų. Kiek už šito? Oh my god. Okay. Na, literally, man būtų gerai bombas gaminti, tam reikia. Oi, labai pasistengt. O, pala, aš galiu dėl stiklo paieškoti oranžinį stiklą, pavyzdžiui. Šiaip Vilna brangiai parsiduoda, bet jie nėra taip lengva gauti, nebent aš avių fermą pasidaryčiau. Tada tai kits reikalų. Ir aš išsidekoruosiu kol kas sienai, va tai va, kad žmonės suprastų, kad... Oi, pala, ne taip padariau. Ir išgyvenam. Nu. Aš kaip ir pasižymėjau, kur mano bazė noriu, kad būtų, tai čia dar gal geriau uždengiam. Ir va šitą gal nugriaunam. Nes šitą, ai ne, bet šitą tą tai paliekam, nes ant stogas bus. Tai geriau nugriaunam va šitą va visą dalį. Va šitą va dalį va. O tą, kur yra dirtas, tai paliksim. Aš manau, kad tai bus jo geriausia. Tai žiūrėkit, parašykite komentarus, iš ko man daryti grindis ir lubas ir sienas. Ir tada dar kitas dalykas, ar man verta įti į kitą kaimą ir ar man verta savo kurti kaimą. Nes jis daug ką nuspręs, aigės. Tai va. Žinot ką, aš bent jau jeigu mano nuomonė, tai aš į kaimą literally savo norėčiau sukurt. Bet reikėtų daug babkių tam turėti. Tai aš ten, nežinau, aš galiu ten labai ilgai būti tam kaime.
ir tik po tam tikro laiko, kai jau ten turėsiu milijoną gal arba 100 000, va tada. Šiaip man reikėtų sugalvoti, kaip man biznį pasidaryti. Žinot, biznį. Tai, o dabar aš gal susikraftinsiu, ane, hopa. Ir o galima tipo, aš net neatsimenu, man reikia golden shovel /shop. Aš nežinau, ar čia yra toks dalykas kaip claim. Čia patys žmonės savo parduoda. Skydelis. Nesulaužumas 3. 10 000. Stevo kirtiklis. Ai, Steve. Lytera. Bet aš daug ko neįperku. Jis sėda. Vieną nusiperkam ir patikrinam, ar galima kleiminti žemės. Nes tada aš padarysiu taip, kad kiti negalėtų mano vietoje blokų laužyti. Bro, čia nėra. Paklausiu. Ar galima savo žemės claim? Davai, mister, kažkas pasakyk. Please. O jis dar bent jau žaidžia? Jop, jis dar žaidžia. Ne. Sad. Jeigu negalima, tai nieko tokio, I guess, nes, man tai nėra didelė problema. Bet man reikia šitumą susirinkti. Ok. Tai aš pasiimu crafting table ir šitą ir truputį pasidarau bazę. Bet čia aš gal nestatysiu, geriau pas savo turėsiu. Tai va, kaip matote, mes kol kas turime tokią bazę, tai jeigu norite sužinoti, kaip jinai ateityje atrodys, nes viskas priklauso nuo jūsų. Dėl to, kad ką pasakysit, pakomentuosit, kokią sieną daryti, aš pasitengsiu tai padaryti. Tai ačiū, kad žiūrėjot, su jumis buvau aš Fizintojas ir viso gero.